Sveiki. Skaitmenizacijai žengiant 7-myliais batais vis labiau kyla klausimas, ar žmogus šiame pasaulyje, skaitmenizuotame pasaulyje yra saugus. Ir apie tai šiandien kalbuosi su informacinių technologijų ir teisės specialistu Sauliumi Narbutu. Sveiki, gerbiamas Sauliu. Sveiki. Kadangi dabar ant nosies jau beveik ir rinkimai ir vis apskritai laikas nuo laiko kyla toksai net ne klausimas, bet svarstymai, diskusijos apie internetinį balsavimą. Kad žmonės aktyviau neva dalyvautų rinkimuose, balsuotų, jeigu balsavimas būtų internetinis. Tai čia jau politinės partijos už tai pasisako. Tačiau oponentai sako, kad palaukit, jeigu bus internetinis balsavimas, tai bus galima lengviau suklastoti rinkimus, kad žmonės prabalsuos net nežinodami, kad už juos ten kažkaip prabalsavo. Tai dabar kokia iš tiesų čia yra ta situacija? Saugus tie internetiniai balsavimai, ar vis tik tai ten slypi kažkoks velnias tose detalėse? Iš esmės, internetiniai balsavimai yra geras dalykas, jeigu yra ištestuotos sistemos, jie mes galime matyti visus duomenis, kaip kas balsuoja, kiek per dieną subalsavo, per mėnesį ir panašiai. Tai yra geras dalykas, bet žinome, kad valstybė daro įvairias sistemas, neištestavę, nepatikrinę ir šitoj vietoj yra neskaidrumas. Net ir dabar vykstant savivaldos rinkimam, matom, kad sistema ne visai tinkamai veikia, negalime balsuoti stabiliai iš mobiliųjų įrenginių, o iš kompiuterio tai galime padaryti. Tai ir matosi, kad į vienus vartus sistema veikia ir tam, kam reikia, jinai veikia, o mažesnėm partijom jinai veikia nestabiliai ir galima savo balsą atiduoti iš 5-10 karto. Tai klausimas, kodėl didžiosios partijos taip greit surenka balsus, o mažosios taip sunkiai renkasi. Tai kas bus, jeigu bus į Seimą rinkimai arba prezidento rinkimai, mes matysim turbūt atvirkščius skaičius. Ir be to mes juk turime ir pensininkus, ir neįgaliuosius, kurie nemoka, sakykime, technologijom naudotis, tinkamai prabalsuoti. Kažkas juk ateina, dalyvauja stebėtojai, padeda tai padaryti. Ir aš manau, kad internete tai nėra visai skaidrus dalykas. Mes galėtume turėti, kaip yra dabar, tai ant popieriaus ir internete, bet su daugiau turbūt stebėtojų mums reikėtų tai atlikti, daryti ir kad matytume, kad tai yra skaidru. Nes dabar su informaciniam technologijom, nesaugumu galim paimti ir pakeisti tos dalykus, tai yra skaičius. Yra buvę prezidento vieni rinkimai Lietuvoje, kai į antrą turą išėjo Kazimiera Prunskienė ir Valdas Adamkus. Ir Kazimiera Prunskienė tose rinkimuose pirmavo, po to sustingo kompiuteriai, užstrigo, o kaip jau jie atstrigo, tie rezultatai buvo susikeitę. Adamkaus balsai buvo kaip jau Prunskienės balsai, o Prunskienės kaip Adamkaus. Ir tos rinkimus laimėjo Valdas Adamkus. Tai sakykit, čia kaip jūs pakomentuotumėte, čia įmanomi tokie dalykai, kaip čia tie padaromi apskritai tie dalykai? Tai padaro informacinių technologijų ekspertai, specialistai, kurie valdo balsavimo sistemas. Ir juk visi duomenys yra duomenų bazėse ir tai galima pakeisti į vienokiu arba kitokiu būdu, pakoreguoti skaičiukus. Tai čia sekundės darbas, tas, kas valdo sistemą, prižiūri, jisai tiesiog sukeičia vietomis eilutes. Ir turi rezultatą atvaizduotą ekrane tokį, kokį turi, tokį, kokį reikia. O išsivaizduokit, turi rezultatą, kokį turi, bet žmonių biuleteniai yra tie popieriniai, ar ne? Žmogus atėjo, jisai įmetė į balsavimo dėžę ten tą savo balsą. Tai vis tiek, taigi galutiniam rezultate, bent jau vyriausia rinkimų komisija, tai turbūt kai tvirtina, tai žiūri, kad tie popieriniai sutaptų su tais kompiuteriniais. Tai kaip šitas, žongliravimas, šita vieta? Tai kadangi mes turim jungimusis per bankus, per elektroninius valdžios vartus vyksta balsavimas, tai mes matom paviršinius duomenis, turbūt neturi pačių prieigų sistemų administratoriai vardų pavardžių, ką tenais balsavo, sakykime, ir jie tiesiog mato bendrą skaičių ir to užtenka, nesigilina į balsavimą popieriai, sakykime. Tai šitam dalykė, kad pavyzdžiui, žmogus dabar sistema, kiek žinau, gerai veikia dėl to, kad jeigu pabalsuosi internete ir pabalsuosi popieriai, tai iš esmės anuliuosis tas dalykas, bet klausimas... Dėl pasirašymo. Taip, dėl pasirašymo. Tai šitoj vietoj
už kandidatus. Tai, sakykime, patikrinti, kiek buvo internete pasirašyta, tai tik tai informacinių technologijų specialistai tai gali padaryti, nes turbūt paprastam darbuotojui neleis prieiti ir pasižiūrėti viso to subalsavusių sąrašų. O dabar žiūrėkite, žmogus ateina į rinkimus, jisai įmeta, kaip dabar, ne, iki šiol būdavo popierinį. Tada tenai jau ta rajone esanti rinkimų tenai komisija, kažkoks ten kompiuteristas, ne, jisai suveda tos duomenys jau į tą sistemą. Internetinė ta sistema. Taip? Tai čia tada toj vietoj koreguojat, galima, pavyzdžiui, turint tokį norą, prieinant, tai jau kur galima taip pakoreguoti, tik tai kokiuose taškuose, nes, pavyzdžiui, dažniausiai tai kaip ten būdavo, tai Kaunas užlūžta, tai apskritai tenai visi VRK kompiuteriai tada, kai buvo ten užlūžo, tai kurioje grandyje įmanoma, sakykime, labai norint, turint IT specialistą, šitą koregaciją rinkimų. Galutiniam taške, kas valdo pačią sistemą ir ją administruoja, prižiūri. Tai tenai, reiškia, įmanoma ta koregacija. O dabar sakykite vis tik tai, kodėl yra dabar tie visi pasirašymai, ar ne, siejami su banku? Kodėl, ir, pavyzdžiui, jeigu būtų rinkimai internetiniai, jie sako, balsavimas internetinis, tai sako, viskas čia būtų labai saugu, viskas eitų per bankus. Bet kaip tada, ar tada bankai nepakoreguotų? Nes kyla žmonėms klausimas, nes vis tik tai, jeigu dabar yra kaip vadinamoji bankų valdžia, bankų prezidentas, bankams palankus įstatymai, tai ar jie negalės pasirūpinti, jeigu būtų internetiniai rinkimai, kad štai bankai pasirūpina, kad tos teisingos bankinės partijos ir toliau išliktų valdžioj? Netmestinas variantas, kad tai galima būtų kažkoks tai susitarimas ir jie tai padarytų, bet techniškai tai užtrunka labai daug laiko ir reikia didelio pasirengimo. O kodėl balsavimas per internetą, per banką? Todėl, kad atpažinti vartotoją, kas jisai yra toks ir taip suteikti teisę balsuoti. Tai iš esmės identifikacijos klausimą atlieka bankas, bet šitoj vietoj norėčiau pasisakyti, kad bankai renka perteklinius duomenys apie žmogų, prašo užpildyti ten darbovietės, visus duomenys, kur tu išleidi, kiek pinigų ir panašiai. Jie renka tikrai per daug tos informacijos, kurios tikrai nereikėtų rinkti. Bet kodėl jie tada čia, jiems įstatymai leidžia, kam jiems ta informacija reikalinga? Tam, kad žinotų apie žmonių daugumą, kaip jie mąsto, kaip elgiasi, kokie yra jų įpročiai ir kaip juos įtakot. Tai čia viskas dėl tos įtakos? Viskas dėl įtakos. Tai palaukit, čia papasakokit truputėlį plačiau, kas ir kaip gali naudotis tą informaciją, kurią surenka bankai. Kas čia per sistema? Tai iš esmės žino vartotojus, kokioj vietoje jie gyvena, dar kažką. Ir sakykime, šitoj vietoje gyvenant kibernetiniam pasaulyje, saugume, netyčia, sako, dingo kažkokie duomenys, juos pasiėmė ir piktavaliai pasinaudoja duomenimis, gali daryti neigiamą įtaką, daryti spaudimų žmogui, dar kažką į tą pusę. Tai apskritai bankas žinodamas gali paimti, nesuteikti paskolos, dar kažko padaryti. Jeigu žmogus visuomeniai daro kažką, tai pasisako netinkamą nuomonę ar dar kažką, jį tiesiog pašalinti iš sistemų. Jį padaryti nematomų įvairiose sistemose. Kaip kažkada juokavom, ką reikėtų padaryti, kad nieko žmogus nebegalėtų padaryti, tai iš įvairių sistemų ištrinti asmens kodą. Ir tada mes niekaip nebegalėtume identifikuoti žmogaus. Ir jis negalėtų pasimti nei paskolos, nei gauti kažkokio leidimo, nei nieko, jeigu jo neliktų. Tai iš vienos pusės, jeigu galima pereiti prie skaitmenizacijos, tai yra geras dalykas, bet tikrai nereikėtų rinkti perteklinių duomenų, negu ten vardas, asmens kodas, ten įsilavinimas, dar kažkas, o nerinkti daugiau duomenų, kur jis gyvena, taip toliau, nes skaitmenizacijos pasaulyje, kiekvienas žmogus, net į netinkamas rankas patekus informacijai, gali padaryti labai neigiamą įtaką. O tai kokiu tikslu, sakykime, aš dabar supratau, bet ką norima su to žmogum padaryti? Čia Jį valdyti. Jį valdyti, ar ne? Jį valdyti. O kaip?
kas tame žmoguje blogai? Ta prasme, čia norima tą patį žmogų nulaužti? Taip, tai jeigu galime laužti sistemas, yra sistema laužia žmogus, padarydama nepatogias situacijas gyvenime, kad, sakykime, ir tie patys grynieji pinigai yra šalinami taip toliau, tam, kad matytų, kam žmogus išleidžia tos pinigus ir kiek išleidžia. Ir dabar turbūt nesuklysiu pasakęs, kad iš bankų paprastai galima išsiimti ten 700 eurų ar 1000 eurų, o kitur reikia didinti limitus, kad tai galėtum padaryti. Tai klausimas, kodėl nenori matyti, kur žmogus savarankiškai išleidžia tos pinigus. Nori matyti, sakykime, visą kelią vartotojo, to paprasto žmogaus, kad kiek kam, kokiam maistui išleidžia ar kam. Va čia yra klausimas, kam to reikia. Aš pats asmeniškai dar neturiu atsakymo į šitą klausimą, kam įvairios institucijos tai daro, kam tai yra jiems naudinga. Kalbant apie tą visą skaitmenizaciją, pavyzdžiui, elektroninė ta e-sistema, sveikatos sistema, žmonės vis tik tai piktinasi, kad jinai ne tik tai tuo, kad jinai pilnai neveikia, bet, pavyzdžiui, sako, ateini pas gydytoją, kompiuteris pakibęs, sako gydytojas, aš negaliu pasižiūrėti, šiandien nėra pas mūsų, sako, IT specialisto poliklinikoje. Toliau kitas variantas, kad tavo duomenys apskritai, bet kas ten įeina, ne bet kas, bet gydytojai, reikia kažkam pasižiūrėti, sakys, tu ten tą pasižiūrėk, man ten reikia. Galigi papiknaudžiauti, ar ne, tais duomenimis? Taip, tai šitoj vietoje e-sveikatoj kiekviena gydymo įstaiga gali prieiti prie kiekvieno žmogaus. Jeigu jį priregistruos su paprastu biuleteniu popieriniu, tada jį perkels į elektroninę erdvę ir galės matyti kiekvieno žmogaus sveikatos duomenys, kokius vaistus vartoja, kiek, sakykime, kartų apsilankė pas kokį gydytoją, matyti įvairius dalykus, ko nereikia ir netgi sveikatos būklę to žmogaus susidaryti, patį žmogaus portretą, ar jisai sveikas, nesveikas, kaip kas su juo yra, ir tai praktiškai prieinama kiekvienam sveikatos specialistui. O jeigu atsakant į klausimą, ar jinai yra tobula, tai netobula ir dažnai netgi neištestuota. Įsivedę savo vardą pavardę, mes galim pamatyti kitų žmonių su to pačiu vardu pavardė duomenys atsitiktinai. Tai klausimas, kur yra informacinių technologijų specialistai, testuotojai, kurie nepamato tokių spragų ir jie tiesiog praleidžia pro akis. O tokie duomenys yra ganėtinai jautrus apie žmogaus sveikatą, jo vardą, pavardę, asmens kodą, kad ir kiti piktavaliai gali pasinaudoti. Tai klausimas, kodėl nėra užtikrinamas duomenų saugumas. Tai čia dabar faktiškai iš esmės gaunasi, kad žmogus kaip atversta yra knyga, ar ne? Bet kas gali? Bankai surenka informaciją, per e-sveikatą, tu žiūrėki kaip... O kaip, žinot, kai kurgi grįžtama, aišku, ne visur, bet yra tokių vietų, kur grįžtama net ir vakarų Europoje prie tų, pavyzdžiui, popierinių tos bylos, ar ne, kad tu tos kortelės popierinės, kad tu ateini į registratūrą, pasiimi, eini tada pas gydytoją. Tai bent būdavo tokia kaip ir apsauga, kad tu žinai, kad bet kas neteis ir tos kortelės nepasiims, tenai net ir pareigūnai tenai turėdavo gauti tenai teismo leidimus ir panašiai, kad net nepasižiūrėsi, kas ten tam žmogui yra. O dabar viskas, toks jausmas, kad kaip čia, žmogus perkeliamas iš vis į internetinę erdvę, tą skaitmeninę erdvę. Taip, viskas tarsi daroma žmogaus patogumui, bet nepasakoma, kad tai nėra saugu. Arba nėra pakankamai užtikrintas dar saugumas šito klausimu, o viskas prisidengiama lengvumu, kad tai yra vartotojai bus lengva padaryti ir panašiai. Ir tai žmogus nesuvokia, kad jisai atiduoda lengva ranka savo duomenis. Ir jisai nesupranta, kad jisai yra nesaugus. Tai dar trūksta ir mokymų, įvairių paskaitų, seminarų apie tai, kaip tinkamai naudotis tom sistemom. Tai aš manau, kad reikėtų pradėti visų pirma nuo edukacijos prieš įvedant įvairias sistemas skaitmenizacijos etape.
Tai o to aš kaip specialistas nematau. Tai čia kaip specialistas, kaip jūs pakomentuotumėt, pavyzdžiui, tą e-sveikata, čia šita sistema įvesta buvo daugiau, kad taip liaudiškai tariant, įsisavinti pinigus, ar kad jinai normaliai veiktų, kad žmogui būtų patogiau, nes mes, kaip sakot, ir vieną pavardę įmetį, išmeta daugiau pavardžių, tu skaityk apie kitus su tokia pačia pavardė, bet kas gali paskaityti, bet koks gydytojas kitas įėjęs į tą sistemą sužinoti apie tave, na, dingsta privatumas žmogaus. Tai taip, aš manau, kad skubos tvarka tai buvo įvesta COVID laikotarpiu, kada nebuvo net galima užsiregistruoti pas gydytoją. Iš esmės viską gydytojai konsultuodavo telefonu ir pagal pirminius simptomus išrašydavo vaistus, nes nebūdavo galimybės patekti pas gydytoją arba didžiulės gyvos eilės. Tai aš kaip specialistas matau, kad tai buvo padaryta skubos tvarka, pagreitintai. Įvesta e-sveikatos sistema ir neištestuota kokybiškai. Sako, liaudėsgi patarlė yra skubos nauda velnias gaudo, ar ne? Tai čia mes dabar tą ir turime. O dabar vėl kalbant apie skaitmenizaciją, žiūrėkit, buvogi jau atvejis, kaip serverius ten registrų centro, ar nebuvo ten vanduo užpylęs ir taip toliau, tai juk gali būti kažkokia, aš nežinau, ten internetinė katastrofa, kad staiga viskas, kas serveriuose dingsta. Taip, pamodeliuokim, bet jeigu staiga taip įvyksta, o jokių popierinių variantų nėra. Tai va šitoj vietoj, jeigu netgi vanduo užpila serverinės, tai klausimas, kodėl toje patalpoje yra vamzdis, kuriuo teka vanduo. Juk žinom, kad vanduo su elektra nedraugauja šitoj vietoj ir sistemas išveda iš rikiuotės. Tai va, atsakant į jūsų klausimą, tai galima, visi duomenys gali pradingti ir šitoj vietoj, jeigu nėra atsarginių kopijų, kas dažnai pas mus nebūna, įstaigos neturi tų arba nepasirūpina, tai ir duomenys būna sunaikinti. Tai va šitoj vietoj turėtų rūpintis duomenų saugumu, ką aš ir akcentuoju, kad įvairios institucijos nesirūpina tuom, kuom turėtų rūpintis. Tai yra mūsų piliečių duomenimis. O dabar apie tos piliečių duomenys, vis tik tai jūsų nuomonė, ta apsauga, nors mes ir turime duomenų apsaugos įstatymą, jinai kaip Lietuvoje, užtikrinta? Duomenų apsaugos įstatymas, mano manimu, yra užtikrinamas ant popieriaus, bet netiesiogiai kaip jis turėtų veikti, nes yra tik įpareigojami įstatymiškai tai padaryti, bet daug įmonių ir institucijų nėra techniškai to apsirūpinę, nes iki to atvejo, kol kažkas atsitinka, pas mus įstaigui to neatsitiks, negali būti ir kam to čianais reikia, tų visų saugumo priemonių, nes jos iš esmės brangiai kainuoja, bet kai kuriais atvejais tai nebrangiai kainuoja įvairūs kokybiški sprendimai. Tiesiog įstaigos neturi kompetencijos, neturi kompetentingų specialistų tai padaryti. O dabar žiūrėkit, kalbant apie dirbtinį intelektą, čia visur jau pakelės pilnos plakatų, nauja specialybė, dirbtinis intelektas. Čia, žinot, toks jausmas, čia mums tai toks kaip ir naujas jau pasaulis atrodo, kas tai yra tas dirbtinis intelektas, su kuo jisai valgomos. Čia taip liaudiškai. Ką jisai čia padaro ir jisai čia yra daugiau teigiamas, ar vis tik tai kažkas irgi vėl yra kažkokia landa, arba kas gali tuo dirbtiniu intelektu pasinaudoti blogiems dalykams. Tai iš vienos pusės dirbtinis intelektas tikrai yra geras dalykas, jeigu jisai yra gerose rankose, nes jisai geba apdoroti didelius duomenų kiekius ir tai pateikti informaciją. Sakykime, kaip pavyzdys, atėjo ligonis, įkėlė jo nuotrauką ir ta nuotrauka gali būti palyginta su kitais sergančiais pacientais ir plius minus koks galėtų būti gydymas. Tai sprendžia iš kitų pacientų veidų. Sakykime, galima taip kasdieniniam naudojimui ir gydytojai gali tai panaudoti. Tai jisai geras dalykas šitoj vietoj, kada pritaikomas mediciniškai, įvairiem duomenų apdorojimam, bet iš kitos pusės, jeigu tas įrankis, sakykime, dirbtinio intelekto bus naudojamas blogiems tikslams, tai yra neigiamas dalykas. Bet klausimas va šitoj vietoj, kiek to dirbtinio intelekto mums reikia šiai dienai, nes
aš asmeniškai matau, kad dirbtiniu intelektu nori atstoti paprasto žmogaus darbą ir kur tikrai yra žmonių, kurie greitai nepersikvalifikuos į va šitas greitasis specialybės kaip dirbtinis intelektas ir daug žmonių neteks tiesiog darbo vietų. Tai šitoj vietoj su dirbtinio intelektų įvedimu į visur, tai aš asmeniškai nesutinku. Čia ką, noriu dirbtinį intelektą pakeisti paprastų žmogum, kad jisai daug greičiau padarys, kad jisai neklysta, tai iš esmės dirbtinis intelektas atlieka greičiau įvairius matematinius skaičiavimus, algoritmus, jisai yra greitas, geras dalykas, bet žmogaus sistema niekada nepakeis galutiniam rezultatui. Jį galim naudoti tarpinėje vietoje kažkur tai, pagreitinti kažką, bet visiškai atsisakyti žmogaus nereikėtų. O šitoj vietoj matau, kad tai yra skubama, daroma ir kad dirbtinis intelektas yra geriau už žmogų. Aš manau, kad žmogiškusis faktorius vis dėlto turėtų išlikti. Bet gal galvoja, kad dirbtinis intelektas neserga, nereikia vaistų jam kompensuoti, į pensiją neišeina, nereikia pensijos mokėti, ar ne? Daug susitaupytų, jeigu čia viskas apimtų daug ką dirbtinis intelektas. Dabar sakykite apie tą kibernetinį saugumą. Na, pasižiūrėjau, pernai 2022 metais per pirmą pusmetį tie internetiniai sukčiai išviliojo iš žmonių apie 6 400 000 eurų čia Lietuvoje. Ir elektroninis paštą ten nuorodą paspausk, ir SMS tenai atrašyk. Ir taip pat investiciniai sukčiavimai, reiškia, visokie tenai buvo. Tai čia, žiūrim, tos internetinės technologijos, jos ne tik tai į gerą, kaip ne tik tai padeda, bet naudojamos labai stipriai ir sukčiavimams. Tai dabar sako, IT, mokykitės IT, tai dabar žiūrėkit čia bet kas taigi nepadarys, kad tu SMS gavai arba kažkokią nuorodą paspaudė ir iš tavo sąskaitos išgavo pinigai. Kaip čia veikia tie dalykai? Tai yra pasinaudojama žmogaus budrumu, kada jisai nesupranta, kas ant tos nuorodos parašyta, ir visiems žiūrovam netgi pasakyčiau, kad reikėtų jums pasižiūrėti, pasiskaityti žinutėj, kur ta nuoroda jūs veda, kaip yra www. Arba kažkoks tai tekstas ir kur jisai galimai jūs nuves. Tai toj nuorodoj jau yra pats kelias, kur jūs keliausite į kokį puslapį, ir dažnai yra netgi žinomų portalų pavadinimai, naudojami vieną papildomą raidę darašant ir atrodo, akis užfiksavo, gerai eisiu į kažkokį man žinomą portalą, bet nepastebėjo, kad tenais yra kaip ir nuorodos klastotė. Tai yra pasinaudojant žmogaus budrumu, kad jisai nepastebi, kas jam yra pasiūloma. O iš kitos pusės prieš siunčiant nuorodą, tai įvairūs sukčiai, telefoniniai sukčiai, kurie geba panaudoti informacinės technologijas blogiems tikslams, turi kažkokius duomenys apie tą žmogų, kurį pasiekė tą nuorodą. O kitų atveju tai būna virusas automatiniu būdu plintantis per socialinius tinklus, žinutėmis, nes telefonai irgi taip pat pasigauna virusus, kurie atlieka veiksmus savarankiškai. O ką tie virusai tada, kaip jie ten veikia, ką jie padaro? Tu pasigavai virusą ir kaip tada tenai jisai toliau dirba? Jisai tiesiog pereina per kontaktų duomenys, per nuotraukas, surenka priklausomai, koks programinis kodas buvo parašytas ir ką su juo siekiame padaryti. Tai vienu atveju yra tam, kad gauti prisijungimo duomenys prie banko, iš programėlių nusiurbti ir panašiai. Tai sakykime, kai jūs įsirašot kažkokią tai programėlį į telefoną, nueinat į programų skiltį ir pasižiūrit, kokias prieigas ta programėlė suteikia. Tai suteikia prie žinučių, prie mikrofono, prie nuotraukų, prie kitų duomenų, ir tai rekomenduočiau atjungti prie to, ko nereikia. Iš tikrųjų, ta programėlė pasiema daugiau prieigų, negu jai reikėtų, ką jinai atlieka. Ką reiškia prie mikrofono suteikia prieigą? Tai programėlė pasiklauso vartotoją, renka apie jį duomenis. Tiesiog kalbamės, ar ne, jeigu ant stalo telefonas ir tenai jau kažkur tenai sukas, ar ne, įrašas. Taip, tai šitoj vietoj kai kurie tiekėjai, ten Google Play ar kai kurie tai